Labas, Beta. Klausyk. Aš visą savaitgalį čia sėdėjau šitam skautnamį. Tu atvažiavai tik tai šiandien. Kaip sekasi tavo skyriui dirbti? Mano skyriui sekasi gerai. Gerai? O ką reiškia gerai? Gerai reiškia gerai. Turi daug narių savo skyriuje, turi daug veiklų ir daug kontaktų su užsieniečiais. Turiu daug narių. Kitą savaitę planuojame susitikti. O kontaktų turime, turime įvairių daug kontaktų. Tai jeigu aš esu, tarkim, skautas iš Alytaus krašto ir noriu susirasti draugų iš užsienio skautų draugų, ką man reikia daryti? Tau reikia susirasti draugų. Arba parašyti man. Kokiu elektroniniu paštu? international@skautai.lt. Įsidėmėt? Būtinai parašykit, jeigu norite susirasti draugų iš užsienio. Gerai, gal tu gali pasakyti, ką jūs nuplanavote savo skyriuje veikti kitais metais, kokios veiklos nusimato? Kitais metais turime daug tarptautinių renginių. Tai yra, kad... Ar į tuos renginius gali važiuoti skautai, patyrę skautai arba vyresniai skautai? Ar tik tai vadovai? Įvairiai. Tarkim, į skautų akademiją gali važiuoti ir patyrę skautai. O, super. Taip, tai reikia sekti naujienas ir skaityti skautatinklį. Būtinai skaitykit skautatinklį. O tau dabar toksai klausimas iš kitos operos. Jeigu tavo skyrius turėtų 1 milijoną eurų, ką darytum su jais? Išvažiuočiau į Braziliją. Tu viena? Visi mes. Visi mes tai kas? Mano skyrius, kitas skyrius ir visi kiti skyriai ir visi visa 1500 Lietuvos skautyje išvažiuotų į Braziliją. Taip. Metais įvežtų mus. Gerai, ir tada toksai klausimas visai ne į temą, pabaigiant vasaros sezoną. Koks yra tavo mėgstamiausias skautiškas patiekalas? Patiekalas. Tas, kuris skanus. Tas, kuris skanus ir tą, kurį darai. Arba darai skautiškoje stovykloje ant laužo. O skaniausia tai yra makaronai su sūriu. Super. Ar gali pasidalinti receptu? Makaronai su sūriu. Ar tu gali pasidalinti receptu? Tai dabar skautatinklyje yra receptų konkursas. Skautiškų kažkokių receptų konkursas? Galiu. Aš ruošiuosi dalyvauti. Dalyvauju. Gerai, sudalyvauju. Okay.